Labas vakaras, jūsų dėmesiui penktadienio žinios. Trumpai ką laidoje matysite. Vytenio batalionas mini 20-metį. Netičkampyje atidarytas socialinės rizikos šeimų paramos centras. Rygiškių Jono gimnazijos mokiniai domėjosi, kuriuo keliu geriau pasukti, baigus mokyklą. Marijampolėje dislokuotas Vytenio batalionas mini 20-metį. Jūsų dėmesio reportažas iš šiandien vykusio jubiliejaus minėjimo. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas mini 20-metį. Šis vienintelis Lietuvos kariuomenės logistikos padalinys užtikrina kariuomenės kovinį aprūpinimą Lietuvos teritorijoje ir už jos ribų. Bataliono kariai dalyvauja pratybose mūsų šalyje ir užsienyje, turi didelę tarptautinių operacijų patirtį. Nuo 2005 metų Vytenio bataliono kariai dalyvauja misijose Afganistane, budi NATO greitojo reagavimo pajėgose. 20-mečio iškilmėse dalyvavę kariuomenės vadovai negailėjo gražių žodžių bataliono kariams ir pabrėžė svarbų jo vaidmenį Lietuvos kariuomenės struktūroje. Per 20 metų keitėsi tikrai daug kas. Keitėsi žmonės, užduotis. Batalionų raida atspindėjo visoje kariuomenėje per 20-metį vykusias permainas, besikeičiančias misijas ir kariuomenėje keliamus standartus. Minint bataliono 20-metį, norėčiau padėkoti jums visiems už jūsų labai svarbų, kilnų ir sunkų darbą tiek Lietuvoje, tiek tarptautinės operacijas. Šitas batalionas yra išskirtinis tuo, kad jisai buvo motodesantinis batalionas, jisai buvo pėstininkų batalionas, po to jisai patapo logistikos batalioną. Ir žmonės liko tie patys. Tai yra, vieni neišėjo per vartus, kiti neatėjo. Ir daugumą jų nereikėjo netgi permokyti. Tai yra, tie, kurie turėjo vienokią karinę specialybę, jie patys savaime sugebėjo įgyti kitą karinę specialybę. Logistika nėra viskas, bet viskas be logistikos yra niekas. Prisiminimais pasidalijęs buvęs bataliono vadas Aleksėjus Gaiževskis pabrėžė, jog tokie kariai kaip vyteniečiai sudaro kariuomenės branduolį. Galiu pasakyti vieną dalyką, kad tą, ką jūs darėt, ką jūs padarėte ir ką jūs darot, tikrai, kaip sakė ir kariuomenės ir puskarininkis, ir generolas yra matoma, žinoma visiems. Vyteniečiais yra didžiulis pasitikėjimas. Afganistane buvau jungtiniam štabe, buvau visur, kur visur buvo didžiavimas iš šito vardu. O aš galiu asmeniškai nuo savęs, kai teko man vadovauti, tiek štabo viršininkų būna, tiek bataliono vadu. Kiekvieną jūs asmeniškai žinau, pažįstu ir žinau vieną, reikėtų man rytoj į mūšį, vytenietis būtų iš dešinės kairės, drąsiai eičiau ir pasikėčiau 100%, nes tokių žmonių reta kaip jūs. Dabartinis vadas įsitikinęs, jog bataliono šūkis įmanoma viskas, realus dalykas. Kai aš pamačiau tą šūkį bataliono, įmanoma viskas, juokaudamas sakydavau, kad per savo kadenciją turbūt iškalsiu 10 apribojimų ant tos sienos. Kad iš tikrųjų, nėra taip įmanoma, kad batalionas galėtų atlikti bet ką. Bet batalionas per šios metus iš tikrųjų įrodė, kad šiam batalionui neįvykdomų užduočių nebėra. Iš tikrųjų, šūkis įmanoma viskas, tai tikras šio bataliono šūkis. Noriu pasveikinti jūsų 20-mečiu ir manau, kad šis batalionas liko nors ir paskutinis ir vienintelis logistikos batalionas šitoj kariuomenėje, bet jis visada ir ateityje įvykdys bet kokią pavestą jam užduotį. Jubiliejaus iškilmėse neapsieita be dovanų. Padėkomis už nepriekaištingą tarnybą pagerbta didelė grupė vyteniečių. Tačiau vienam Vytenio bataliono atstovui, kapitonui Marijui Tamošaičiui, ši šventė buvo ypatinga. Jam įteiktas kardas, kario stiprybės simbolis.
Marijampolėje labai gilios karinės tradicijos. Dar po 1863 metų sukilimo cariniai Rusijai pradėjus stiprinti pasienį mieste buvo įkurdinta kariuomenė. 1923-aisiais į Marijampolę atkeltas 9-asis Lietuvos kunigaikščio Vytenio pėstininkų pulkas. Sovietų sąjungoje okupavus Lietuvą kariniame miestelyje įsikūrė sovietų kariuomenė. Ją išvedus 1993 metų kovo 1 susikūrė motodesantinis batalionas, vėliau susigrąžinęs garbingą Vytenio vardą. Dabar Vytenio batalione tarnauja 27 karininkai ir 144 seržantai. Sėkmingai įgyvendintas dar vienas Marijampolės savivaldybės projektas. Netičkampyje atidarytas socialinės rizikos šeimų paramos centras. Čia galės prisiklausti krizę šeimose patiriančios moterys, vaikų dienos centrą lankys aplinkinių gyvenviečių vaikai. Netičkampyje iškilmingai atidarytas socialinės rizikos šeimų paramos centras. Tai dar vienas sėkmingai gyvendintas Marijampolės savivaldybės projektas. Centras įkurtas erdviuose buvusios mokyklos patalpose, kur lengvai tilpo didžiulis būrys svečių, savivaldybės administracijos atstovų, tarybos narių, socialinės pagalbos centro darbuotojų ir kitų norėjusių kartu pasidžiaugti gražia proga. Pagrindinė centro veikla kiekvieną dieną vaikus liesiantis dienos centras. Bus teikiamos paslaugos ne tik tai socialinės rizikos šeimų vaikams, bet ir socialiai remtinų šeimų vaikams ir netgi socialinių problemų turintiems vaikams, kad būtų truputį platesnis, žodžiu, paslaugų ratas, suteikiamas daugiau vaikų. Vaikai, jie galės čia užsiimti veikla po pamokinę, galės paruošti pamokas. Jie integruosis į visuomenę. Mes organizuosime visus renginius su kaimo bendruomenė. Dalyvausime miesto šventėse. Tuo labiau, kad tai yra kaimo vaikai, jie mažiau jaus tą visą atskirtį, negu kad būdami visi namuose kažkur tai Gyviškių ar visuose kituose kaimuose nutolusiuose toli nuo centro. Įgyvendinant projektą, pastatas ir visos patalpos pasikeitė neatpažįstamai, buvo nupirkti nauji baldai, buitinė technika, padaryta viskas, kad vaikai čia rastų sau tinkamas sąlygas. Nes tose šeimose, kuriuose auga socialinės rizikos vaikai arba šeimose socialinės rizikos, tai jie stokoja normalių sąlygų ir pamokas ruošti, ir pavalgyti, ir maloniai leisti laisvalaikį. Iš tikrųjų, buitis būna labai skurdi. Niekas jiems nepaaiškina paprasčiausių gyvenimiškų dalykų. Tad čia aš manau, kad bus suteikta visa informacija. Jie bus mokomi, jie bus motyvuojami normaliam gyvenimui. Centras skirtas ne tik vaikams, bet ir šeimoms. Čia prisiglausti galės ir krizę šeimose patiriančios moterys, sudarytos puikios laikino apgyvendinimo sąlygos. Pasak direktorės, kuri ir buvo šio projekto autorė, tokių centrų reikėtų kiekviename kaime, tačiau neturint tokių galimybių, Liudvinavo seniūnija pasirinkta neatsitiktinai. Čia yra daugiausiai socialinės rizikos šeimų ir juose augančių vaikų, tai apie 30 šeimų ir 63 juose augantys vaikai. Taip pat yra viena didžiausių seniūnijų ir tuo metu, kuomet mes priėmėm sprendimą 2010 metais, kad būtent šias lėšas gautas iš regioninės plėtros programos panaudoti socialinės pagalbos rizikos centro kūrimui, tai mes būtent ir neatsitiktinai pasirinkom Liudvinavą, didžiausią seniūniją. Projekto rengėjai ir centro darbuotojai įsitikinę, kad socialinės rizikos šeimų paramos centro įkūrimas bei dalyvavimas centro veikloje sudarys palankės sąlygas socialinės rizikos asmenų ir jų šeimų narių geresnei integracijai į visuomenę bei sumažins jų socialinę atskirtį. ES finansuoto projektų vertė 812 tūkstančių litų, 15% šios sumos prisidėjo Marijampolės savivaldybės administracija. Į policiją kreipėsi 20-metis marijampolietis prašydamas surasti pavogtą automobilį. Automobilį Volkswagen Golf vaikinas buvo palikęs miesto centre esančioje degalinėje ir naktį jo pasigedom. Padaryta žala 3,5 tūkstančio litų.
Pareigūnų pagalbos prireikė ir dar vienam apvogtam gyventojui. Šįkart vagys išdaužė langą ir sudaužė signalizaciją įsibrovė į sodybą. Išmontavo ir pavogė 2000 litų vertės kieto kuro krosnies kapsulę. Taip pat 2000 litų žalą vagys padarė iš Vilkaviškiečio pavogę daug automobilių lietų ratlankių ir beveik 200 kg automobilio elektros instaliacijos laidų. Na, iš fermų Vilkaviškio rajone naktį dingo ir veršelis. Pirminiais duomenimis padaryta 1100 litų žala. Sukčiai savo nusikalstamai veiklai randa vis naujų būdų. Į policiją kreipėsi 30-metis Kalvarijos gyventojas, pastebėjęs, kad kažkas neteisėtai buvo prisijungęs prie jo Skype profilio ir draugams išsiuntinėjo žinutes, prašant paskolinti pinigų ir pervesti į nurodytą sąskaitą. Tokiu būdu iš 2 asmenų buvo išviliota po 80 litų. Šiandien Vilniuje prasidėjo tradicinė Kaziuko mugė. 3 dienas truksiančioje mugėje šiais metais rengiamos Sūduvių dienos. Jų metu prisistatys apie 500 dalyvių iš mūsų regiono. Menininkai ir literatai, meno kolektyvai, tautodailininkai ir liaudies meistrai, kulinarinio paveldo gamintojai. Rytoj programa prasideda 9 val. Ryto šventomis mišiomis už Sūduvos krašto žmonės Vilniaus arkikatedroje. Po jų karnavalinės eitynės ir šventai tęsis Rotušės aikštėje, kur galėsite sutikti mūsų krašto liaudies meistrus, pasiklausyti meno kolektyvų ir žinoma suvenyrų ir ne tik mugėje įsigyti. Baigėsi 3 kartą vykstančio nacionalinio dailyraščio konkurso Rašom pirmasis etapas. Šiemet konkursui rašto darbus atsiuntė daugiau kaip 6000 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio. Iš jų į konkurso finalą atrinkti 33 dalyviai. Po 10 dailiausius darbus atsiuntusių kiekvienos amžiaus grupės atstovų, bet 3 originaliausių darbų autoriai. Šįkart finale vien moterys. Į finalą pateko ir viena Marijampolietė. 7-12 klasių grupėje viena dailiausiai rašo Marijampolės Ryto pagrindinės mokyklos moksleivė Rugilė Barkauskaitė. Finalinis etapas vyks kovo 8 dieną. Marijampolietei linkime sėkmės. Dabar abiturientams apsisprendimo metas. Kokią specialybę pasirinkti, kad karjera klostytųsi sklandžiai, kuriuo keliu pasukti baigus mokyklą. Padėti apsispręsti Rygiškių Jono gimnazijos moksleiviams atvyko aukštųjų mokyklų atstovai. Šiuo metu abiturientai sprendžia ir renkasi, kokius egzaminus laikys, kokiu keliu pasuks baigę mokyklą. Kai kas tai jau nusprendęs ir ko nori žinoti tiksliai, tačiau ne vienam apsispręsti nelengva. Pagalbos ranka abiturientams tiesia mokyklos, kuriuose organizuojamos karjeros dienos. Štai Rygiškių Jono gimnazijoje šiandien svečiavosi 11 aukštųjų mokyklų atstovai, kurie moksleivius supažindino su studijomis, siūlomomis specialybėmis, karjeros galimybėmis. Gimnazistai džiaugiasi, kad atsakymus į įvairius klausimus galima sužinoti vietoje iš pirmų lūpų ir sako, kad tokios dienos jiems labai naudingos. Reikalingos ir naudingos, nes mokiniai gali paklausti, kaip ten viskas vyksta, ar sunku mokytis, ką gali dirbti baigęs tą specialybę ir tai, manau, padeda apsispręsti, ko nori siekti gyvenime. Būsimą specialybę abiturientai renkasi įvairiai. Kai kurie domisi ir atsižvelgia į darbo rinkos prognozes, kokių specialistų reikia labiausiai, o kai kurie savo ateities kelią pasirinka tiesiog pagal savo norus ir svajones. Dauguma, manau, žiūri tai, ko trūksta darbo rinkoje, kad turėtų užtikrintą ateitį, kad žinotų, kad gaus darbą ar panašiai, bet dauguma, kita dalis, tai kaip mano draugas, tarkim, jisai visada mėgo dailę, tai jau iš karto jisai orientuojasi į architektūrą. Dažniausiai Rygiškių Jono gimnazijos moksleiviai renkasi Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Aleksandro Stulginskio ir Mykolo Romerio universitetus. Kiek teko su jais bendrauti ir atlikti tyrimą, dažniausiai moksleiviai dabar renkasi pagal tai, kas jiems patinka ir ko jie nori. Darbo rinkos nelabai atsižvelgia. Reikia klausyti savo širdies, kas tau labiausiai patinka, reiškia tau tą profesiją ir labiausiai tinka. Nesvarbu, kad darbo nerasi paskui. Jie labai norės ir darbą rasi. Tiesa, po 4 metų neaišku iš jų. Štai tiek žinių šį vakar. Dėkoju, kad esame kartu. Visiems linkiu jaukaus savaitgalio.